Vienas užraktas nepadės. Kuo daugiau užraktų, to geriau. Geriau 3 blogi negu 1 geras. Nes jeigu yra vienas užraktas, jį vis tiek pabandys sulaužyti. Jeigu keistumėt užraktą, iš tikrųjų pagrindinis aspektas yra ne raktą pakeisti, o pakeisti užrakto schemą, užrakto tas fizinės savybės. Jeigu jūs turite laiptinį 4 duris su tokiom pačiom spinom, atsiprašau, tai jums nereikia nueiti į parduotuvę, nupirkti, kad būtų kitoks raktas. Nupirkit kitokią spiną negu kaimynai. Pametus raktą galite nieko nedaryti, jeigu turite kitus raktus, nes nebent pamesit raktą kartu su savo namo arba būtų adresu. Iš tikrųjų, nėra sudėtinga gauti tą raktą ir jūsų raktas teoriškai niekam nereikalingas. Kadangi žinot, nuo kokių durų jis, tai galimybės tokios nėra. O jeigu jūs nueitumėte į Kalvarijų turgavietę šeštadienį, jūs pamatytumėte ten tūkstančius ten arba 10 000 parduodamų įvairiausių tipų raktų po vieną. Ir jeigu turit kitus raktus, nieko nedarykite. Niekur nepalikinėkit rakto. Jeigu bijote pamesti, palikite kaimynui. Turbūt. Jeigu pasitikit. Palikite kaimynui raktą, palikite mamai, palikite tetai, palikite kažkokiam giminaičiui atsarginį raktą, bet nereikia jo kaišiot bet kur ir galvot, kad čia tai jau niekas tikrai nesuras. Nes taip nebus. Vienintelis būdas, kad iš jūsų būto neišneštų jūsų auksinius papuošalus, briliantus, nežinau, deimantus, yra padėti jį į banko seifą. Tada išneš iš banko. Bet jau ne iš jūsų namų. O jeigu jūs tai padėsite seifą, be abejo smagu, tik tai žmonės dažniausiai pamiršta, kad seifą irgi galima išnešti. Tai jeigu jau sugalvojate įsirengti seifą, jeigu jūs norite, kad tai būtų saugu, visų pirma, apie jį niekas neturi žinot, visų antra, jis turi būti tinkamai pritvirtintas. Jeigu jūs nupirksit, neįvardinsiu dabar kokiai parduotuvėje, bet seifą už 200 litų su labai gražiai šviečiančiai įvairiom spalvom kodinė spina, tai vat ir pavogs iš jūsų ir seifą, ir kartu viskas, kas ten guli. Nes jis yra lengvas, paimsit seną, rusišką, gerą techniką, tai yra konservų atidarytuvą ir to viskas pasibaigs. Bet to ne vienas tas seifas, kuris dažniausiai, kurių kaina ten yra labai juokinga, yra visose prekybos centruose, neatitinka nei ginklų laikymų taisyklių, nei, sakykime, elementarių saugumo reikalavimų. Tai yra tiesiog pigus daiktas apsaugantis nuo vaikų, o nusikaltėliam tai nėra problema. Yra labai daug pavyzdžių ir buvo irgi sulaikyta tokia grupuotė, kurių veikimo būdas buvo užeiti į namą ir išnešti seifą. Būtent užeiti į namą ir vogti seifus. Jie daugiau nieko neimdavo. Nei kompiuterių, nei auksodirbinių, nieko. Jų vienintelis tikslas buvo išnešti jūsų seifą. Visus daiktus, nesvarbu, kur jūs ten juos laikysit, ar tai seifė, ar tai banko seifė, ar tai pas močiutę. Jeigu yra tokia galimybė, arba jie neturi serijinių numerių, tai pažymėkit. Pažymėkit, nufotografuokit. Prašau jūs, nufotografuokit, kad jeigu nedaug dievė kas, ar pamesit, ar pavogs, kad nupaišysit man toks gražus geltono metalo su žalia akutė. Man kaip vyrui tai nieko nesako. Galbūt pusė mūsų skyriaus moteris įsivaizduos, koks buvo nuostabus ir gražus tas žiedas. Man tai nieko nesako. Jeigu aš pamatysiu jį, tada aš galėsiu nueiti į lombardą. Tada aš galėsiu nueiti į turgų, į aukso supirktuvo vietas, dar kažkur tai ir palyginti. Tai yra tas ar ne? Tai jeigu galit, nufotografuokit. Visos priemonės yra geros, visos priemonės jums vienaip arba kitaip padės. Neapsaugos nuo vagystės, tai sumažins nuostolius. Neapsaugos nuo įsilaužimų, tai bent apsaugos nuo vagystės. Bet nepamirškit ir apsidraust. Apsidraust, viskas turi būti kompleksiškai padaryta. Įrenginėjat butą,
Tai aišku, labai smagu, kad būtų baldai superiniai, kad būtų indai ten cepteriai arba ten panašiai, neįsivaizduoju kokie, kad būtų papuošti ten auksiniam gėlytėm peiliai ir visa kita, bet nepamirškite elementarių dalykų. Tai yra, apsaugokit savo langą, apsaugokit savo balkonų duris ir įrenkite signalizaciją visų pirma ir be abejo apsidrauskit. Ne po to, kai jūs apvoks, kad dabar tai jau tikrai apsidrausi. Nes šitą frazę aš girdžiu nuolatos. Ir galvojaugi apsidraust. Tai negalvokit, eikit, apsidrauskit ir tada jau ramiai miegokit.